Sveiki! Žemės gelmių energija tokia bus pagrindinė mūsų šios dienos laidos tema. Ne karštos smalos ar lavos pavidalų jį panaudojama, o geoterminių vandenų. Dar pasakosime apie renovaciją Norvegijoje, skelbsime viktorinos nugalėtojus ir naują klausimą, bei išgirsime, ką apie atsinaujinančią energetiką mąsto saugomų teritorijų tarnybos vadovė. Geoterminiai vandenys daugiabučių namų šildymui panaudojami Klaipėdoje. Bet ar žino apie tai patys klaipėdiečiai? Klaipėda. Klausime žmonių, kuo garsus šis kraštas? Jūrų uostas. Gal Klaipėdos universitetų daugiau nežinau. Tai savo architektūra, kas čia dar būtų, graži gamta. Pirmiausia jūra, garsus, savo žmonėmis jūreiviais. Šį kartą norime papasakoti apie kitus Klaipėdos krašto turtus, apie įspūdingus kristalus, kuriuos mokslininkai surado giliai po žeme. Čia, jeigu mes paimsim tokie kristalai, kurie užauga gipso, jie yra rombinės tokios, kaip čia geologiškai tai yra singonija, bet taip tai jo struktūra kristalo. Tai jeigu aš su nagu pabrėšiu, tai matosi, jis yra tiek minkštas, kaip sakykime, tai yra gipsas. Mažas muziejukas, kuriame eksponuojami gamtos ištekliai, ištraukti iš žemės gelmių. Buteliuke eksponuojamas taip pat nemažiau vertingas gamtos turtas. Čia įpilta gydomojo vandens. Pagal sudėtį tai jis labai panašus yra, sakykime, kaip ir negyvoji jūroje, kuri yra ten Jordanijos, Izraelio ant sienos. Ir kur žmonės guli, visada jūs mato tos nuotraukas, kur guli, kojas pakėlė, laikraštį skaito ir nereikia nei plaukti nieko. Visi šie gamtos turtai į žemės gelmių iškelti Klaipėdos geoterminėje jėgainėje. Geoterminiai vandenys. Štai kuo garsus Klaipėdos kraštas. Visa vakarų Lietuva. Geoterminė energija, girdėt apie tokią? Girdėjau. Ir ką? Kokia nauda iš jos? Gera. Aš pats ją naudoju. Apie naftą girdėjau prie Gargždų ir link Palangos, bet daugiau tai kažkaip nelabai. Būtent naftininkų gręžiniai padėjo aptikti karštus vandenis, slypinčius Lietuvos žemės gelmėse. Kilometro gylyje apie 40 laipsnių, o 2 kilometrų gylyje net apie 80 laipsnių karščio. Taip gamta sutvėrė, kad nuo Lenkijos iki Uralo kalnų nėra tokios geoterminės anomalijos, kokią mes turime Lietuvoje. Ir jinai randasi vakarų Lietuvoje, tai būtų Klaipėda, Šilutė, iki Raseinių kažkur tai daugmaž tęsiasi. Tai yra vieta, kur gręžiant, palyginus nedideliuose gyliuose, sutinkamas yra iš tikrųjų karštas vanduo. Na, kaip pavyzdį, ką tai reiškia geoterminė anomalija, ką tai reiškia inžinieriui arba energetikui. Tai jeigu mes gręšime Vilniuje 1 kilometro gylį gręžinį, tai mes kilometro gylyje surasime karštą vandenį, kažkokia taip apie 20 laipsnių, sakysime. Jeigu mes tą gręžinį kilometrą išgręšime Klaipėdoj, tai jau bus 40 laipsnių. Tai aišku, iš karto matosi, kokia ekonomija ir kokie yra skirtumai. Klaipėdos laisvoji ekonominė zona. Čia rūksta nemažai kaminų. Didysis kaminas priklauso Klaipėdos energijai, centralizuotai tiekiančiai miestui šilumą. 3 mažieji kaminai priklauso valstybiniai, moksliniai, eksperimentiniai įmoniai Geoterma. Pastebėjome, kad garai kyla tik iš mažųjų kaminų. Žiemos periodu, aišku, poreikis Klaipėdos energijos yra, arba Klaipėdos miesto, sakykime, labai didelis, o vasarą, jis ryškiai sumažėja kokį 10 kartų. Tai iš esmės jau antrą vasarą, galbūt net ir trečią, ko gero, kai Klaipėdos energijai šilumą tiekia tik tai nepriklausomi vartotojai. Klaipėdos miestas tai turbūt vienintelis Respublikoje miestas, kur yra, sakykime, kaip ir laisva gamintojų rinka tokia yra susidaręs. Čia kiti miestai to pasigirti tikrai negali. Klaipėdoje šiuo metu veikia 5 nepriklausomi gamintojai. 5 yra. Geoterminė jėgainė viena iš tų 5 yra. Jeigu tai paimti krūvą visus, tai per visi nepriklausomi gamintojai Klaipėdos miesto tinklus tiekia apie 25% reikalingo šilumos kiekio. Tai toks gana ženklus skaičius. Lietuvos nei vienas didysis miestas tokio rezultato neturi.
Prieš 20 metų Lietuvoje buvo išgręžti pirmieji giluminiai geoterminio vandens gręžiniai, įkurta valstybinė eksperimentinė įmonė. Tačiau tik po 10-mečio pastatyta pati jėgainė, kurios tikslas buvo išmokti panaudoti vakarų Lietuvos požeminius turtus. Ne tik klaipėdiečiai po žeme turi milžiniškas karšto vandens atsargas, taip pat ir Jurbarko Vilkaviškio gyventojai. Ką reiškia Vilkaviškis? Iš tikrųjų, po kojam žmonės pas save turi 43 laipsnių karšto vandens sluoksnį, jo gylis apie kilometras irgi yra. Tarp kitko geresnės yra geologinės sąlygos ir tų sluoksnių sąlygos, palyginus su Klaipėdos jėgainė. Taip, kad žmonės irgi po virš savo turto vaikšto, kurį galėtų sėkmingai išnaudoti. Į geoterminę jėgainę pradžioje buvo investuota įspūdinga suma – per 80 milijonų litų. Tačiau vėliau įmonė ėmė slėgti skolos tiekėjams – Pasaulio banko paskola. Taip pat per tą laiką susidėvėjo vandens filtrai, kiti įrenginiai. Reikėjo naujų milijoninių investicijų. Nuo bankroto įmonę gelbėjo ir prezidento Valdo Adamkaus palaikymas. Visoje Baltijos anomalijoje vienintelė tokia jėgainė buvo pastatyta 2000 metais ir iš karto įmesta į tą rinką. Kaip sakyti, tik gimęs kūdikis buvo į džiunglės išmestas ir turėjo išgyventi. Už tai susidūrė su didžiuliais sunkumais, galbūt buvo ir suinteresuotų asmenų pristatyti geoterminę energiją kaip kažkokį nenaudingą Lietuvai dalyką, neatsiperkantį, užkraunantį vietos gyventojų didžiulę naštą. Tai yra netiesa. Visi laukia, kuo čia pasibaigs su UAB Geoterma, kuri yra pastatyta kaip pilotinė įmonė ir kaip žinia, buvo ten daug įvairių sutrikimų ir sutrikimai iš tiesų buvo daugiausia techninio, technologinio pobūdžio. Manau, kad ir, sakykime, eksploatacijos klaidos ir kai eksploatuoti paėmė žmonės, kurie serga už tą įmonę, iš tikrųjų parodė, kad įmonė gali dirbti efektingai, pelningai ir tuo pavyzdžiu galima plėsti į kitas Lietuvos vietas. Šiandien nebejojama. Giluminė geoterminė energija – vakarų Lietuvos ateitis. Sakyčiau, labai palanki dabartinė situacija tokią energetiką vystyti. Ir tikrai labai būtų skatintina, jo labiau, kad mes turime dar ir specialią valstybinę programą dabar, kuri vadinasi naujų, netradicinių, atsinaujinančių išteklių tyrimai, geoištekliai vadinasi, yra iš tiesų labai palanki teisinė bazė. Žemės gelmių statymas labai palankus išgauti geoterminę energiją. Geoterminė jėgainė turi nematomą požeminę dalį, tai geologus dominantis pasaulis. O jėgainės antžeminė dalis, besidriekiantys vamzdynai ir kiti renginiai, šilumininkų rūpestis. Į žemės gelmių imamas 40 laipsnių karštas vanduo jėgainėje dar pašildomas ir tik tada tiekiamas į centralizuotus šilumos tinklus. Atrodytų procesas nesudėtingas. Atrodo gal ir labai paprastas, bet iš esmės tai jisai visiems priežiūros nemažai reikalauja. Aš tai visada sakau, tai yra antiek paprastas kaip samagono aparatas. Pumpuoti žemės gelmių karštus vandenis nėra taip paprasta. Todėl geoterma yra būtent mokslinė eksperimentinė įmonė. Įmonę statė patyrę vakarų specialistai, tačiau nenumatė visų ateities problemų. Gręžiniuose vandens slėgis kažkodėl ėmė kristi. Mokslininkai, ieškodami priežasčių, vamzdienuose aptiko besiplečiantį kristalų pasaulį. Čia mes matom geoterminį vamzdyną, kuris taip atrodė po grubiai 3 metų darbo. Kadangi niekas negalėjo sureaguoti į būtent gipsų kristalizaciją, kadangi vandenį yra 95 gramai druskų, tai yra natrio chlorido ir kalcio sulfato iš esmės. Tai va, ir kai tie vamzdynai užako, tai tada nebebuvo cirkuliacijos, neliko nieko kito, kaip atkasinėti visas trasas, 4 kilometrus, pjaustyt ir mechaniniu būdu jas valyti, kadangi gipso praktiškai niekas neima. Mes čia susiradom tokią video kamerą, pusiau vos nebuitinė, kur naudoja, kaip ten vandentiekiečiai, kurie ten vamzdynus tyrinėja. Ir pabandėm suleisti, pažiūrėti, kaip ten tų gipsų kristalų priaugė, kadangi mes paviršiai pamatėm lygiai tokią pat situaciją. Kame priežastis ir šiandien nerandam atsakymų, sakykime. Šiandien kristalo augimas vamzdynuose sustabdytas. Pati jėgainė toliau nuolatos atnaujinama.
Prieš keletą savaičių čia virė įspūdingi darbai. Galingais kranais iš požemio buvo keliami ir keičiami geoterminius vandenis pumpuojantys siurbliai. Dar viena mokslinė problema – tai geoterminių vandenų grąžinimas atgal į žemės gelmes. Taip jau yra sutarta ir taip jau yra tos sistemos numatytos, kad tą vandenį karštą, kurį paėmei, prašau, paimk iš jo karštį, bet turi gražinti atgal į sluoksnį, kad nebūtų kažkur tai išpilimo į jūrą, į ežerą ar į upę. Šito negalima, šito neleidžia jokie įstatymai. Uždaras cirkuliacijos ratas. Čia ir kyla mokslininkams daug problemų. Čia matom bėga sūrus vanduo, o jeigu priglausim prie filtro, tai čia yra šiltas jisai, tai yra 38 laipsniai, nuo kurių mes nuimam tą šilumą ir atiduodam į Klaipėdos miestą. Baltas jis yra, aš jį visada vadinu šampanas, tai yra išsiskiria azotas. Manoma, būtent dėl šių susidarančių dujų panaudoto geoterminį vandenį sunku grąžinti į požemius. Mokslininkai dabar ieško būdų, kaip šias dujas pašalinti. Išsprendus pagrindinės technologinės problemas, mokslininkų sukaupta patirtis pravers Lietuvoje statant ne tik naujas geoterminės jėgaines. Tikslas yra, kad tai nesakytų po kokių, sakykime, dar 5 metų, kad tai nevykęs projektas. Aš tai tikslas būtų, kad, sakykime, atsirastų daugiau tokių geoterminė jėgainių, kurios Lietuvoje būtų didesnės, mažesnės. Kalbant apie geotermijos, giliąją geotermiją, tai iš tikrųjų čia yra ir šilumos potencialas didžiulis. Na ir aš čia išvelgiu didelį balneologinį potencialą. Dabar visi važiuoja į negyvąją jūrą ir džiaugiasi, kad galima plaukti stovint. Tai čia galima tokius dalykus padaryti čia, Palangoje, Klaipėdoje, Šilutėje, visam tam pajūrio regione, Nidoje. Žemės gelmės visiškai nuo to niekiek nenukenčia, kad mes iš ten paimam tą šilumą. Praktiškai tai yra neišsenkantis energijos šaltinis. Ir čia yra mūsų kaltė, kad mes jo neišnaudojame tiek, kiek mums suteikia žemė. Ar nacionaliniai parkai vystys atsinaujinančią energetiką? Kaip renovuojami daugiabučiai pastatai Norvegijoje? Ir mūsų viktorina. Visa tai po reklaminės pertraukėlės. Nepriklausomos Lietuvos nacionaliniams parkams 20. Į jubiliejinį renginį rinkosi ir kviestiniai svečiai, ir patys parkininkai. – 1974 metais profesoriaus Česlovo Kudabos ir kitų žymių to laikmečio gamtosaugininkų, dar ir šiandien tebesidarbuojančių Lietuvos gamtos naudai, buvo įsteigtas pirmasis Lietuvoje nacionalinis parkas, tada vadintas Lietuvos TSR nacionaliniu parku. 1991 metais jis tapo Aukštaitijos nacionaliniu parku, o kartu buvo įkurti Žemaitijos, Dzūkijos, Kuršių nerijos ir Trakų nacionaliniai parkai. Sveikinimo kalbos, linkinčios jubiliatams sėkmės, parkų etnografiniai prisistatymai ir prisiminimai dar iš anų laikų, kai egzistavo tik vienintelis nacionalinis parkas. Noriu pradėti nuo įdomios citatos, kuri atspausdinta va šitame pilkame pageltusiame popierėlyje. Jinai labai įdomi. Čia rašoma: svety, esi gerbiamas ir laukiamas. Todėl nuoskaudų man nedaryk. Neskink baltų vandens lelijų, tai mano gyvenimo simbolis. Nelaužyk medžių, neraškyk žiedų, o nakvoti, sukurti laužą galima tik paskirtose vietose. Važiuoti prašom vien nurodytais keliais ir tranzistoriaus neklykink. Klausyk, kaip ošia mano pušis. Numesta šiukšlė net ir miesto grindinį svetima. Todėl gerb žalio miško pakelę. Svety, nepalik žemėj žaizdų. Nacionalinis parkas. Tikrai visi tie žodžiai aktualūs ir dabar. Suderinti atvykusio poilsiautojo ir parko interesus paprasčiau. Tačiau nuolat saugomoje teritorijoje gyvenantis žmogus juk nori šiuolaikinių civilizacijos pasiekimų. Pavyzdžiui, savo sodyboje įsirengti atsinaujinančios energetikos sistemą. Ar galima tai daryti? Reikia žiūrėti konkrečiai, kokia teritorija, kas saugoma ir kas ten labiausiai tinka. Na, net mes ir patys, statydami, įrengdami lankytojų centrus, visada galvojam ir apie tai, kaip lengviau būtų juos išlaikyti. Tai yra ir šildymas, ir kitos problemos.
Tai šiaip jau mūsų akim žiūrint pats tinkamiausias variantas yra geoterminės energetikos derinimas su biokuro naudojimu. O jeigu pasižiūrėtumėm į visas rūšis – saulės energija, vėjo energija, geoterminė, biokuras ir panašiai, tai turbūt paprasčiausia būtų galima pasakyti biokuras. Aišku, jeigu aplinkos prasme ir žiūrint į išmetimus, vėl priklauso, koks ten konkrečiai kuras bus deginamas ir panašiai, bet jis yra artimiausias tam, prie ko žmonės yra įpratę ir tai, ką galima priderinti lengviausia prie aplinkos. Norime paruošti tokius vadinamus paketus informacijos ar lankstukus irgi vietos gyventojams, kurie atėję į lankytojų centrą galėtų rasti rekomendacijas. O ką galima, kas labiausia apsimoka galų gale net ir ekonomiškai vienoje ar kitoje teritorijoje, kas nekeičia aplinkos, kas nedaro žalos biologiniai įvairovei ir panašiai. Aišku, yra problemų gal su pačiais žmonėm, kurie, pavyzdžiui, nenori mąstyti. Ir, pavyzdžiui, jeigu aš jau pagalvojau, kad aš noriu šito, tai darysiu šitą, o ne kitokią. Ir tada jau gali aiškinti, kad tas labiau tiktų ir geriau būtų ir ekonomiškiau, bet kartais, tiesiog nenorima girdėti. Gal paskaičiavo tas žmogus, jam specialistai suskaičiavo, kad būtent šitas sprendimas jam pats geriausias, pats labiausiai atsiperkantis ir duodantis didžiausią naudą. Todėl mes ir kodėl kalbam apie tuos informacijos paketus, ar nežinau kaip tuos duomenų paketus, tiesiog tam, kad iš anksto būtų galima žinoti, turėti informaciją, o ne pirma suplanuoti, suprojektuoti, o paskui tau atėjus sakys, žinote, čia vieno ar kito negalima sprendimo įgyvendinti. Primename klausimą, kuris skambėjo praėjusioje laidoje. Mokslininkai paskaičiavo, kad visa budinčių režimų palikta namų technika sunaudoja 8% visos elektros energijos reikalingos namų ūkiui. Tad kiek pinigais tai sudarytų Didžiojoje Britanijoje? 10 milijonų svarų sterlingų, 100 milijonų svarų sterlingų ar 700 milijonų svarų sterlingų? Dar nepasibaigus laidai, pirmasis teisingai į šį klausimą atsakė Ernestas Povilanskas iš Radviliškio. Ir atsakymas buvo 700 milijonų svarų sterlingų. Į savaitėje paskelbtą klausimą pirmoji teisingai atsakė Ivona Ramanauskienė iš Panevėžio. Na, o dabar naujas klausimas. Kiek vidutiniškai kilogramų popieriaus per metus sunaudoja vienas Lietuvos gyventojas? Ir kiek medžių tam vienam Lietuvos gyventojo popieriui reikia? Pasirinkite iš 3 variantų – 14 kg, 46 kg ar 95 kg. Na, o dabar paskutinis laidos puslapis apie tai, kaip norvegai renovuoja savo pasenusius daugiabučius. Jei žiūrėjote mūsų ankstesnius reportažus iš Norvegijos, tai be abejo matėte galingus, ilgamžius mūrus Osle, kur langai sandarūs, stogai apšiltinti, o metrinės plytų sienos atlaiko šimtmečių vėjus. Matėte ir medinius namukus, senųjų norvegų statytus taip, kad šiuolaikiniai mokslininkai te gali stebėdamiesi galvomis linguoti ir bočių metodus perkelti į šiandieninę statybą. Tačiau yra ir trečioji grupė – greitieji 60–80 metų praėjusio šimtmečio pastatai, kurie buvo suresti iš pigių medžiagų ir dabar šilumos sunaudoja tiek, kad taupieji norvegai be didelių kalbų imasi darbų renovacijos. Tad keliaujame į daugiabučių kvartalą, esantį 10 km nuo Oslo centro. Statytas jis 1968 metais. Daugiausiai čia gyveno į fabrikus dirbti atvažiuojantys žmonės iš kitų šalių. 7 visiškai tapatūs daugiabučiai. Iš viso juose gyvena 168 šeimos. Plytinės nestoros sienos, pasenę langai, susidėvėjusi šildymo sistema, namai verkdami prašė renovacijos. Kadangi Norvegijos vyriausybė paramą renovacijai skiria tik socialiniuose būstuose, tai šis kvartalas buvo tobulas būsto atnaujinimo efektyvumo pavyzdys. Miestų projektavimo instituto specialistai paskaičiavo, kad sutvarkius visas sistemas, nuo stogo iki karšto vandens sureguliavimo galima bus sutaupyti 90% dabar sunaudojamos energijos. Tad ir buvo nuspręsta ne tik apšiltinti sienas, bet daryti viską iš esmės.
Visiems 7 namams buvo skirta 6,4 milijono eurų. Namų bendrijos nusprendė iškentėti visus nepatogumus. Juk nenori, reikėjo keltis metams į kitą socialinį būstą. Kasgi padaryta šiuose namuose? Klausėme mus lydinčio inžinieriaus Orės Jakobseno, kuris iškart veda į rūsį. Įrengta rekuperacinė šildymo vėdinimo sistema. Tai reiškia, kad įeinantis grynas oras yra sušildamas išeinančio šilto oro. 87% šilumos, kuri būtų išmesta esant įprastiniai energijai, lieka pastate. Vadinasi, šildymo sistemos nuostoliai yra minimalūs. O pats šildymas veikia šilumos siurblių principų. Tai reiškia, kad imama geoterminė energija ir panaudojama orinio šildymo katilui vietoj mums įprastų radiatorių, kuriuos kaitina naftos produktų kūras. Šilumos siurbliams reikia elektros energijos. Tačiau vienai kilovatvalandei šilumos gauti, šilumos siurbliai sunaudoja tik 1/4 elektros energijos, kurios reikėtų elektriniam šildymui. Šią ekologišką šildymo rūšį remia visos šiaurės šalys, nuo Danijos, Švedijos iki Norvegijos. Ant renovuotų pastatų stogų bus įrengti saulės kolektoriai. Vadinasi, karštam vandeniu iššildyti 9 mėnesius visai nereikės išleisti pinigų, o likusius 3 mėnesius tos sąnaudos bus gerokai sumažintos. Čia tik šildymo sistema, bet pirmiausia patys pastatai nepažįstamai pasikeitė. Renovuoti fasadai, pakeisti langai, apšiltinimui naudojamos sistemos sertifikuotos. Didžiulį dėmesį norvegai skiria darbų techniniai priežiūrai. Darbininkai dūzgė lyg bitės, o prieėję arčiau išgirdome. Pasirodo, Oslo priemiestyje dirba lenkų statybininkai. Ir norvegai sako, kad dirba labai sėkmingai, nes pavyzdinis renovacijos projektas, leisantis sutaupyti 90% iki tol sunaudotos energijos, artėja į pabaigą. Štai šitoksai yra Norvegijos sprendimas. Ar galėtų jisai būti realus Lietuvoje ir kokius sprendimus jūs matote? Efektyvesnė būtų tuomet, jeigu ne valstybė perimtų patį tą modernizavimo procesą į savo rankas, o būtų perduota viskas savivaldybėms. Nes tik tai savivaldybė žino, kiek jų namų yra mieste, kiek reikalauja kokio remonto ir kiek lėšų tam reikia įgyvendinti. Be to, jos turi užtikrinti žmogaus padorų gyvenimą per kompensacijų arba per kažkokį tai išmokų mokėjimą. O kada valstybė ne tik tai sukuria instrumentą, bet ir bando pati įlysti į savivaldos reikalus, nustumdama savivaldybės į šoną, niekada niekas neįvyks. Manyčiau, dar viena problema mūsų yra ta, kad mes bandome modernizuoti namus pavienius, kaip grybus miške. O šiaip tai turėtų būti tikriausiai kažkokia tai sukurta politika arba programa, kuri skatintų modernizuoti namus kvartalais. Šiai dienai mums tai sunku įgyvendinti, nes kvartaliai yra labai daug namų, kuriuos administruoja labai daug įmonių, kelios įmonės, tarkime, ir bendrijos. Ir susitarti juridiniams asmenims, kad tai kartu pradėti, yra beveik neįmanoma. Tačiau, matyt, tai turėtų būti. Antra problema pas mus, kad šiai dienai modernizuotis prasideda tie namai, kurie ganėtinai yra geri. Jie yra tausūs, saugus ir ten gyvena žmonės turintys kažkokias tai pajamas, nes jie tik tai pasiryžta imti kreditus. Tuo tarpu šilumos tiekėjų paskaičiavimų 202,4 namų, kurie yra labai neekonomiški, suvartoja labai daug energijos, daugiau kaip pusę visos energijos. Ir manytume, kad turėtume mes pradėti modernizuoti tuos namus, kurie yra energiškai netaupūs. Ir net jeigu mes paukotume tuos savo pinigus tų namų modernizavimui, tai yra aukotume per padidintas išmokas arba per padidintą kompensavimo mechanizmą, kaip dabar siūloma iki 50% tiem namam, tai sutaupytų ne tik tai tie žmonės, bet sutaupytų visa mūsų tauta, nes ne valstybė skiria pinigus modernizavimui, o aš, jūs ir visi kiti. Todėl mes saugiau gyventume, taupiau gyventume, mažiau būtų nepatenkintų žmonių ir mažiau gal žmonių ieškotų gerą gyvenimą Hamburge, o pasiliktų Lietuvoje. Tai to reikia siekti. Ir žinau, kad yra užsienyje tokių labai daug patirčių, sakysime, kad ir Norvegija, kad ir Švedija ir kitos šalis, kurios neužsijama atskirų namų modernizavimu, o skatina gyventus arba tos asociacijas, ten asociacijos yra, kurios atlieka darbus aplamai visame kvartale. Tai ir pagerina pačio namo kokybę, sutvarko aplinką, privažiavimą, infrastruktūrą. Mes turėtume to siekti. Dėkojame, kad žiūrėjote.
Kitoje laidoje dviračiais važinėsimės kartu su naujuoju Vilniaus miesto meru Artūru Zuoku. Tad iki susitikimo kitą sekmadienį 16:50.